mokslinis padarytas tyrimas, kad visos moteris, kurios gyvena smurtiniuose santykiuose, yra atėjusios 100% jų, yra atėjusios iš smurtinės aplinkos. Reiškia, jos augusios kažkokioj asocialioj smurtiniai aplinkoj. Visos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad moteris, mergaitė, kuri augo aplinkoj be smurto, jinai nėra apsaugota nuo kažkokio smurtaujančio vyro, bet jinai su juo susidūrusi, jinai nebeleis tam vykti. Ta prasme, jinai susirinks žaislus ir išeis, sakys, ne, šitoj smėlio dėžėje aš nebūsiu. Ne, tos mergaitės, kurios augo kažkokioj disfunkciniai, kažkokioj smurtiniai aplinkoj, jos moka pakentėti. Sako, dar biškį pakentėsiu, gal pasitaisys. Tai kaip be būtų banalu, bet ta mūsų pirminė šeima, tėvų šeima labai stipriai sugeneruoja mūsų vertybės ir tai, kaip mes toliau kiek ir ko rinksimės iškęsti. Išeitis yra pasinagrinėti pačiai savo, kas čia vyksta. Nes aplinka mums atspindi vidinę būseną. Tai, ką mes matom aplinkoje, mums parodo, kas yra viduje. Ir jeigu viduje yra susikaupęs pyktis, nepasitenkinimas kitu, aukos jausmas, noras, kad būti išgelbėtai. Visą tai aplinka mums atspindi, kiti žmonės mums parodo. Tai vienintelis būdas išeiti iš tokios situacijos yra išsiaiškinti savo pačiam. Kokią rolę žaidė, kokią rolę čia vaidini, kas čia vyksta. Yra įdomus reiškinys, kuris vadinasi aukos trikampis. Kas tai yra? Jeigu yra trys žmonės, vienas vaidina auką, kitas vaidina skriaudėją ir trečias vaidmuo yra gelbėtojas. Ir vyksta tokia dinamika tarp tų trijų žmonių. Ir nebūtinai tas pats žmogus visą laiką vaidina tą pačią rolę, bet mes vienas kitam vaidinam kažkokią tai rolę. Nes aukai reikalingas skriaudėjas ir reikalingas gelbėtojas. Gelbėtojui reikalinga auka. Nes jeigu nebus auka, esi gelbės. Ir skriaudėjui irgi reikalinga kažką tai skriaust. Taip tos rolės viena kitą palaiko ir mes jas žaidžiam to nežinodami ir nematydami. Pavyzdžiui, jeigu šeimoje vyksta tokia situacija, kad tėvas pyksta ant mamos, mama verkia, vaikas bando ją išgelbėti, gina mamą nuo tėvo. Tai gana normali situacija, bet čia jau ir yra tas aukos trikampis. Ir tokios situacijos vyksta visur, ir namie, ir darbe, kur bebūtum. Gali matyti tos psichologinius žaidimus. Ir tiesiog savo užduokit klausimą, o kokią rolę aš dažniausiai vaidinu? Kokia yra man primtiniausia rolė? Kaip tai atrodo mano patyrime? Nes jeigu aš auka, reiškiasi, aš kažką kitą kaltinu. Kažkas kitas yra kaltas dėl mano nesėkmių, dėl mano skausmo, dėl mano nelaimių. Ir aš nemėgstu to žmogaus, man garsus tas žmogus, nes kaip kitaip. Ir galbūt aš laukiu, kol mane kažkas išgelbės. Nes kaip aš čia viena tokia susigūžus, susitraukusi vargšė, kuriai pačiai savęs gaila, gali kažką padaryti, ašgi tokia maža. Man reikia slėptis, kad išsisaugot. Čia va būtų tas aukos patyrimas.
Kartais krikščionybė yra irgi blogai suprantama kančia, kaip kažkas tai netgi aš čia kryžių nešu, prisijimu kažkokias tai kančias, kaip Kristus nešė kančią. Aš manau, kad mes kartais prisidedam nereikalingų daug kančių ir patys susikuriame tas kančias, kurios yra mūsų pačių sukurtos ir kurios visiškai nėra, kaip sako, Dievas pasaulyje šventame rašte parašyta kančios nesukūrė. Ir Dievas nesidžiaugia, rašoma, ne vieno žmogaus kančia. Tai man atrodo labai svarbu suprasti. Ir viena iš tokių pagrindinių dalykų požiūrėje iškreipia, galbūt ir krikščioniško Dievo ir apskritai Dievo įvaizdį, kad ir sakoma, kai sakoma, kad Dieve nėra jokio blogio. Kad pirmas dalykas, ką aš kreipdamas į Dievą sakau, kad jisai yra šventas. Tai iš tikrųjų tai yra labai svarbu tai suprasti, kad tas blogis, kuris yra, niekada nekyla iš šito šaltinio. Jisai turi kitą priežastį, kurią, aišku, mes patys, galima sakyti, tai yra tam tikri dalykai užsilaikę, užsisenėję, kurie galbūt ateina iš mūsų vaikystės, praeities, kaip sakau, susikoncentravimo dažniausia į savo ego. Kad kažkas su manim netaip pasielgė, kad tas pyktis, pavydas, nuoskaudos, šitie visi dalykai yra skirtingos ego apraiškos. Patekusius smurtinius santykius ir sakykime, kad tai yra kažkokie karminiai, kur aš ten praeitam gyvenimą jį mušiau, tai dabar jis mane muša, ne? Mūsų pamoka gali būti išmokti pasipriešinti, ne? Kažkaip labai dažnai moteris sako, iš tikrųjų labai dažnai, toks mano kryželis ir aš jį nešiu. Matyt, mano likimas kentėti. Gali būti. Bet gali būti, kad tavo likimas yra išmokti pasipriešinti. Ir jeigu tu išmoksi pasipriešinti, to atsidaro nauji keliai. Tai čia tas toks, kaip pasižiūrėti. Jeigu kalbant apie tai, kad visos religijos kalba apie tai ir daug tikėjimo apie tai, kad nebeatgimti, jeigu tikim reinkarnaciją, kad nebeatgimti, suprantat, kai mes pasiekėm tokį lygmenį, kai mums jau gresia nebeatgimimas, gresia, taip sakau, sarkastiškai, smurto aplink mus jau nebebus. Nes smurtas bet kokiuose pavidaluose yra pakankamai jaunų sielų reikalas. Gelbėtojo patarimas yra kitoks. Sako, jeigu aš kažką išgelbėsiu, kaip aš gerai apie tai jausiuos. Žiūrėkit, koks aš gelbėtojas. Ką čia išgelbėt, kam čia padėti? Kas čia neprašo mano patarimo, bet aš tikrai turiu jiems duoti, nes aš žinau, kaip jiems geriau. Kaip čia man kažką tais padaryti šiandien, kad geriau jausčiaus? Nes jeigu aš nieko negelbėju, aš kažkaip tai mano gyvenimas nieko nevertas. Aš nieko neturiu ką duoti. Viskas, ką aš galiu, tai duoti savo ekspertizę, savo žinojimą, savo pagalbą. Bet ne visada tas gelbėjimas yra gerai. Nes mes kiekvienas čia ateiname savo patyrimų, savo pamokų. Ir mes norime patys atrasti tiesą. Nes patys žinot, jeigu kažkas tai duoda patyrimą, neprašyta, mes jį iš karto atmetam. Arba mums tai užtrunka dvigubai ilgiau patiems tai suvokti, nes jau čia kažkas kažką bando įbrukti. Tai tas gelbėjimas nėra labai geras reiškinys.
Tiesiog reikia žiūrėti savo jausmus, o ne bandyti padėti kitiems, kurie to neprašo. Aišku, jeigu prašo, tai taip, prašom, mano laikas, mano resursai, viską duosiu, kuo galiu, to padėsiu. Bet jeigu žmonės to neprašo, tuomet mes palaikome aukos rolę aukoj. Mes palaikome žmogų aukos rolėje, neduodami jam šanso pačiam rasti stiprybę, pačiam rasti savyje stiprybę ir išėjimą iš situacijos. Tai nepadeda nei aukai, nei kam kitam, nei savo pačiam. Patarčiau tiems, jeigu ateina vyras ir žmona ir sako, kad vienas kitą kankina ir smurtauja, tai pirmiausia skirti savo bent 10 minučių kasdieną pabūti su savim. Ir pasižiūrėti savo vidų, dėl ko, iš kur kyla pyktis. Pasekti priežastis, o ne ieškot pasiekmių kažkokių tai, kaip jas išrišti. Čia, žinot, kai jeigu susimazgęs valas, kol nerandi galo, tai ten sunku kažką išnarpliot. Taip ir čia reikia atrasti tą priežastį, dėl ko. Dėl ko ar kažkokia tai nuoskauda, dėl ko yra ir priimti, kad tai, nu, vat irgi reikia dialogo, įsiklausimo. Įsiklausimas eina su supratimu kito, o dažniausia pokalbiai yra priekaištai. Ne išsakymas, kaip aš jaučiuosi, bet pasakymas, kad vat, tu taip ir taip. Aš kalbu ne apie save dažniausiai, bet apie kitą, o kitas iškart įsijungia jo gynybinės reakcijos ir galiausiai, kai jau labai jau jos įsijungia, tai pasiima kuoką kokią arba dar ką nors. Na, o skriaudėjo rolė tai yra pasikėlimas, savęs pasikėlimas, žinojimas, kaip visi turi elgtis. Ir žeminimas kitų. Smurtavimas. Žodžiais, darbais, poelgiais, netgi žvilgsniu. Menkinimas. Ir tam skriaudėjui reikalinga auka. Nes jeigu niekas nepriima to skriaudimo, nėra pasitenkinimo. Jeigu šnekėsi lygius su lygiu, nėra pasitenkinimo. Nes turi kažką tai skriausti. Turi kažkam kasti. Kažkam minti ant mozolio. Nes kitaip tavo gyvenime nėra ką veikti. Nėra prieš ką pasirodyti. Bet matant visas šitas 3 rolės ir kaip jos veikia savo gyvenime, vienintelis būdas yra iš to žaidimo išeiti, visai išeiti. Tai nėra pagerinti kažkurią tai rolę, bet išeiti, nustoti žaisti, suvokti, kad aš nesu auka, šitas cirkas, kuris man rodomas, nėra kas aš esu. Tai yra tiesiog psichologinis žaidimas, kurį aš kažkaip taip pasirašiau žaisti. Bet aš taip pačiai galiu iš to ir išeiti. Ir kaip tai žinot, kad tu nesi auka? O kai reikia nueiti ir pasižiūrėti, kaip tai jaučiasi viduje, kūne, emociškai, kai aš galvoju, kad aš esu auka. Kaip tas susitrankimas, ta įtampa jaučiasi, kurioj vietoj, kur konkrečiai, kas čia vyksta, kas ten per jausmai, kurie nori pasijausti. Ir išėjimas yra per tai, jaučiant pilnai, kas jaučiasi, ir leidimas tiem jausmam išeiti, praeiti ir išsisklaidyti ir pasitraukti iš gyvenimo.
Aš tikiu reinkarnaciją. Man šitas požiūris atsakė labai daug klausimų. Tada man paaiškino labai daug, kad šita siela jau atėjo su bagažu. Reiškia, aš negalvoju, kad žmogus gimsta kaip tabula rasa, kaip tas baltas lapas. Jis gimsta jau su savo patirtim. Bet suprantat, mes turim savyje visą abėcėlę nuo A iki Ž. Jeigu turi mano gyvenime įvykti avarija, jinai gali būti tokia, kur aš po jos ten iš lovos nesikelsiu visą likusį gyvenimą ir ten tragedijų tragedija, o jinai gali būti tokia, kur oi, avarija. Pasižiūrim, durelės atsidarė, užpildėm ten tą protokolą ir išsiskirstėm. Avarija įvyko. Nuo ko priklauso? Iš viršaus planas, jai turi įvykti avarija. Nuo ko priklausys kokia ta avarija? Nuo manęs. Nuo mano sąmoningumo ir nuo to, kaip aš einu per gyvenimą. Tai tas likimas, karma, jie irgi turi kelis išsipildymo variantus. Jeigu žmogus, visų mūsų tikslas eiti per gyvenimą su meile. Sau, nes žiūrėkit kaip tas ir mylėk kitus kaip patys save ir kaip savo, aš visus myliu, tik savęs nemyliu. Nereik šitų pasakų, gerai? Tada tu ir kitų nemyli, nes pirmiausia turi mylėti save, tada tu taip pat mylėk ir kitus. Ir vėl ta pati krikščionybė, kuri sako visiškai tą patį, tik tais tiek, kad dogmos iškreipia, ne? Bet joje yra labai daug geros išminties. Tai vat remiamės visą religiją ir prieinam prie to pačio, kad kai žmogus veikia iš meilės, tada jis nieko blogo ir nepadarys. Ir smurtas kaip savoka tada gaunasi, taip jis yra, bet ne aplink mane. Jeigu jūs pastebite smurtą, fizinį, dvasinį, emocinį, tai yra pakvietimas. Pakvietimas pasižiūrėti į tuos mechanizmus, į tai, kas čia vyksta, kokios čia programos reiškiasi. Kol tos programos veikia pasąmoningai, kol mes jų nematome, mes esame tame žaidime ir mes nieko negalim padaryti. Bet kai mes pradedam tai matyti, kai tai ateina į sąmonę ir matai sąmoningai, kas vyksta, kaip tu jauties, kaip tu elgies, kai šitas žaidimas įsijungia. Vieno to pamatymu viskas pradeda keisti. Kiekvienas mūsų judesys gyvenime atidaro naujus kelius. Jeigu aš noriu gauti kažką kito, reiškia, žiūrėkit, jeigu aš įpratus, tarkim, gyventi šeimoje su smurtaujančiu tėvu ir aš prisitraukiu. Čia tikrai mes paveldim tokius bazinius elgesio modelius iš savo mamų, išmokstam ir aš greičiausiai, kad prisitrauksiu kažkokį panašų vyrą, klausimas, ką aš su tuo darysiu. Aš galiu sakyti, jau ne. Be abejo, kad yra tokių ir karminiai būna santykiai, susitikimai karminiai ir jie labai dažnai būna lydimi tokios aistros, kur sako, aš mačiau, nuo pat pradžių mačiau, kad ten nieko gero nebus, bet nieko negalėjau su tavim padaryti, nes tokia aistra buvo. Reiškia, kažkoks karminis ryšys ir mums reikėjo susitikti. Klausimas, ar mes iš to išeisim, išrišim ar užsirišim dar stipriau. Tai yra tam tikras darbas ir išmokti reikia stebėti save. Bet aišku, pirmas žingsnis tai mokėti jau nutilti, nes vien tai žmonės, jie bėga, užpildo savo eterį.
jiem labai sunku susitikti su savo vidiniu žmogumi. Tas pastovus ausinukų užsidėjimas ir tai yra bėgimas nuo savęs. Pastoviai kažką tai aš turiu daryti, žiūrėti, įsijungti, internetą pastoviai judinti, Facebooką, kas kur vyksta, kas ką daro. Mes bėgam nuo savęs. Bėgam nuo savęs ir dažnai nesąmoningai, o tik tai, susitikus su savim, gali kažkas tai iš esmės keistis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.